Dievo motinos taikos karalienės pranešimas 2026 m. Liepos 25 d. Brangus vaikai, kol tamsa ir neramumas viešpatauja daugelyje širdžių, jūs, vaikeliai, būkite malda ir mano ištiestomis meilės rankomis. Padėkite, vaikeliai, šventąjį raštą matomoje vietoje, savo šeimoje ir skaitykite jį, kad jis būtų postūmis atsivertimui ir naujam gyvenimui. Nes šėtonas yra stiprus ir vilioja širdis. Per savo motinišką širdį trokštų atiduoti jūsų širdis savo sūnaus Jėzaus širdžiai, kad jumise viešpatautų jis, prisikėlusysis, ir džiaugsmas įsiviešpatautų jumise ir aplink jus. Dėkoju jums, kad atsiliepėte į mano kvietimą.